Sveikinimai treneriui su pergalė, daug Kėdainių komandos rungtynių mačiau šį sezoną. Man asmeniškai turbūt vienos geriausios, jeigu ne geriausios. Kaip jum? Na, tikrai sutinku, tikrai ačiū už sveikinimus. Tikrai lenkiuosi žemai prieš savo vyrus, ką jie parodė, kokią šiandien norą, kokį nusiteikimą, ką rodo ir statistika, ar ne kamuoliai laimėti, ar ne rezultatyvūs perdavimai, net 28. Nu, tiesiog džiaugiasi širdis, ne, matydamas tokį žaidimą. Tai tikrai vyrukai nusipelnė tokios pergalės, tokio saldumo, sakyčiau, skonio, ar ne? Šiek tiek tai buvom pametę ritmą, ar ne, kažkiek tai buvom išsimušę iš vėžių, ar ne, tai buvo sunkių rungtynių, kažkiek tai sirguliavom, kažkiek tai traumos, ar ne, tai tikrai šiandien galvoju mobilizavomės, ką rodo, ar ne, ir žaidėjai, 7 žaidėjai virš 10 taškų pelnė, ar ne, tai viską rodo, kad tikra komandiška pelnyta pergalė. Rokas Uzas ir toliau fantastiškas. Ar matėt statistikos protokolą, kad vieno asisto pritrūko iki 3 dublio, ar ne šiek tiek neskauda širdies, kad pakeitėt į paskutinę ataką, nepalikdamas to šanso tą 3 dublį pasimti? Na, tikiuosi, Rokas atleis man. Taip, pastebėjom. Dabar taip, rungtynių metu tikrai nesikėm statistikos, bet jis nusipelnė tokios eilutės. Tiesiog nuostabus žaidimas, nuostabus Rokas, kaip sakau, šiandien jis parodė savo tikro lyderio veidą. Tiek žaidimo prasme, tiek atmosferos prasme, tiek visų subūrė. Taip, kad tikrai džiaugiuosi už jį ir džiaugiuosi už visą komandą. Ignas Lukošius dėjimu šiandien pelnė 100 tašką. Ar yra komandoje tradicija paploninti piniginę tokiem žaidėjam tokiais atvejais? Yra. Tai vėl lieka skoloj vakarienė visai komandai. Tai, man atrodo, dar nėra atsiskaitę. Kiti vyrukai, tai jau turim pliuso, nemažai vakarienių, taip kad lauksim, taip kad liuks situacija, jo, džiaugiamės.